Sveiki, ačiū, kad ir vėl įsijungėt mano kanalą ir kaip matot, sveikinuosi su jumis naujoje rubrikoje, tai yra arbatos vlogas. Ir apie ką ši rubrika? Ši rubrika yra apie tai, kad aš tiesiog geriu kažkokią arbatą. Šiandien tai yra štai tokia Greenfield. Pirkau ją, nes labai daug kas sakė, kad net ir youtuberių keletas, šis ką tik pajudinau, keletas youtuberių sakė, kad labai skani, nereali ir panašiai. Tikrai man nėra kažkokia jinai nereali, tiesiog vaistinė arbata ir tiek. Čia yra vasaros puokštė. Tai va, tai geriu šitą arbatą ir tiek ir tiesiog plepu su jumis. Tai pirmiausia, padėsiu arbatą, kad galėčiau kalbėti ir ką aš noriu jums papasakoti. Tai netgi susirašiau sąrašą, kad nepamiršau, kas man svarbu. Dar toksai dalykas, pas mane visi vaikai yra namuose, kadangi dar visi yra vasara, bet jau grįžo visi iš visur ir greitai kam į mokyklą, kam į darželį. Tai namuose toks truputėlį, sakykime, chaosas. Taip, tai didžiausia naujiena, kuri man yra turbūt džiugiausia, tai yra tai, kad mano mažasis pagaliau gavo darželį ir kas gyvena Vilniuje, tai tikrai žino, kad su darželiais yra didžiulė problema. Ir šiaip ne taip mums tai pavyko ir tame pačiame darželėje, kur ir lanko mažoji. Tai jeigu viskas gerai, nuo rugsėjo 1, na, žodžiu, bus tėvų susirinkimas ir žiūrėsim, kada jis pradės lankyti. Tuo aš labai džiaugiuosi. Kita naujiena yra susijusi su tuo pačiu. Tai yra mažasis į darželį. Jeigu viskas gerai, aš nuo spalio 1 grįžtu į savo kaip ir darbą oficialų, ką aš dirbau iki mažosios. Tai, žodžiu, na tokie, sakykime, esminiai pokyčiai. Turbūt kyla klausimas, kaip bus su kanalu, na, žiūrėsim, stengsiuosi filmuoti ir taip toliau, na, bet sakyti, kad aš čia darysiu viską taip, kaip buvo ar panašiai, tikrai negaliu, nes nežinau, tiesiog kiek aš būsiu užsiėmus, kiek aš turėsiu jėgų, nes dabar jau yra darbas, kuris bus kaip papildomas ir bus, sakykime, 4 kartus per mėnesį, bus savaitgaliniai darbai, na, žodžiu, žiūrėsim, kaip ten bus, projektai įvairūs, tai paroje yra tik 24 valandas ir kartais reikia būti ir su šeima, na, bet sakau, žiūrėsim, dabar sunku spėlioti, kaip ten viskas susidėlios. Kas dar? Mano kanale galbūt atsiras dar viena nauja rubrika ir nežinau, kiek man tai pavyks realiai. Aš, sakykime, žiūriu, kad yra tokių patiekaliukų, kuriuos aš labai mėgstu gaminti ir kurie man labai patinka ir galbūt norėčiau pasidalinti su jumis. Tai parašykite, ar jums tai būtų įdomu. Ir vieną jau turiu numačiusi greitų metų, tai manau, kad juo ir pasidalinti. Kitas dalykas yra tai, kad kitas dalykas yra ne naujiena iš manęs, o tiesiog toksai galbūt klausimas, gal patarimo kreipimasis ir panašiai. Gal kažkas iš jūsų esat bandę biolaką ir galite pasidalinti, ar jums padėjo. Nes iš tikrųjų aš pavargau pirkti visokius vitaminus, nagams, visokius, kai sako, nagams, ragams ir taip toliau. Pavargau pirkti visokius nagų ten aliejukus, nealiejukus, tepaliukus ir panašiai. Pas mane, sakykime, taip parodysiu, šitie 2 nagai jam nieko nėra, jie visada sveiki, bet visi likę, jie sluoksniuoja, sulūžinėja ir panašiai, ne vienas, tai kitas. Ir aš tiesiog, na, neseniai viena mergina kažkur ten Facebook'e ar kažkur pasidalino ten reklama kažkokia biolako ir aš paskaičiau, visai atrodo fainas dalykas, bet realiai norisi realių žmonių, kurie bandė, kaip laikosi, sakykime, ar besisluoksniuojančių, ant skylančių nagų, ar bandėt ir galbūt net Vilniuje žinot, ką galima būtų rekomenduoti, ir galbūt Vilniuje, sakykime, žinot, kur rekomenduoti žmogų, kuris tikrai gerai daro, nes čia kaip ir visur yra specialistų, kurie daro puikiai, kurie nelabai puikiai, tai tiesiog norėtųsi gauti kažkokią informaciją, nes, sakau, tikrai labai noriu pasidaryti ir išbandyti, nes, na, pavargau nuo to, kad nagai atrodo negražiai, jau norisi, kad jie atrodytų gražiai, sakykime, man tokių nagų nesilaiko nei paprastas lakas, nei gelinis lakas, nei joks, tai būsiu labai dėkinga, jeigu parašysite, kur, ar bandėt, ar verta ir tiesiog kokia patirtis ir tiesiog gal turit kažką rekomenduoti Vilniuje. Galbūt netgi žiūri kažkas, kas to užsiema, tai welcome. Tokia žinia labai, nu, kaip ir liūdna, kaip ir nelabai. Žodžiu, mano kompiuteriu yra jau 6 metai, pasirodo, laikas bėga greit. Ne 6, 5, meluoju. Ir, žodžiu, atrodo kaip ir nedaug, bet kompiuteriu matyti daug ir aš redaguodama filmukus, aš jį dar labiau pribaigiau.
ir panašu, kad man reikės naujo kompiuterio. Tai tas truputį ir nedžiugina, aišku, iš kitos pusės tai yra džiaugsmas, kadangi bus galingesnis, bus ten, sakykime, galbūt netgi renderintis bus patogiau ir panašiai ir greičiau, bet vis tiek tai, na, tai yra išlaidos kaip nekaip. Ir žodžiu, turbūt, kad teks pirkti, nes prasidėjo nesąmonės ir dar maža to vaikai kažkokiu būdu sugebėjo užlipti ant laido ir nežinau, ką jam padarė, nes jis kai sugalvoja kraunas, kai sugalvoja nesikrauna. Tai žodžiu, tokie neįdomus dalykai. Ir kas dar? Dar mano nauji akiniai. Tik jie, žodžiu, pasirodysiu. Jau matėt mane ir Instagram ir panašiai. Ir kas man, sakykime, juose nepatinka. Aš nežinau, šiaip atrodo jie man gražiai ir labai daug komplimentų gauna ir panašiai, man asmeniškai bent jau. Iš vidaus jie tokie raudonesni, bet kas man nepatinka, aš akinius, čia mano gal kokį 6 akiniai per gyvenimą, man atrodo. Ir nu, ne vieni akiniai taip nesitepliojo kaip šitie, tiesiog užsidėjus ant akių, va dabar aš jau net matau va toj vietoj. Yra tokios dėmės, nedėmės, ir nežinau, kuo nuvalyti, nes aš vaikštau ir nieko nedarau, toks jausmas, kaip juos tik valau. Tai vėlgi pasidalinkit, jeigu jūs turite didesnius tokius akinius, ar jie tikrai taip visada tepliojasi, ar čia kažkas yra, na nežinau, ar kažkas yra negerai, nes, na tiesiog aš, sakau, nieko neveikiu, tik tos akinius valau. Atrodo gražiai, bet jis tikrai pasiemi, niekad jie švarus nebūna ir, sakykime, jeigu kitus galėdavai nusivalyti ant maksimum 2 kartus per dieną ir viskas būdavo gerai, tai šituos, aš sakau, aš kokių 10 kaip minimum valau per dieną. Ir dar vienas dalykas toksai, na čia, kadangi yra toks plepesiai apie orą ir taip. O kitas dalykas, tai buvau Lenkijoje ir tiesiog buvom ten šiek tiek apsipirkti. Ir nusipirkau štai tokią knygutę, čia yra spalvinimo būtent. Ir ji man kainavo 6,99, tik aš jau norėjau kainą nulupti. Ir pasirodo, jinai prieš tai kainavo 7,99, aišku, viską rodo atvirkščiai. Bet esmė, nebeklijuoti, esmė, kad man labai patiko, aš esu turėjusi, bet man labai patiko, kad tokie vat atskiri raštai. Nežinau, man kai būna visas lapas, man nepatinka, man vat norisi tokių kažkokių. Tai va, tai bandysiu spalvinti, kai sako, raminti nervus. Turiu flomasterius, kaip tik specialius, man atrodo, rodžiau, aš jums kažkuriam kalėdiniam vlogė, gal ką gavau dovanų ir panašiai. Tai va, bandysiu bandysiu spalvinti, raminti nervus. Tai žodžiu, tiek turbūt apie tų naujienų, tiek tokių plepesių ir panašiai. Nenoriu, kad filmukas gautųsi 2 valandų, tai stengiuosi daryti trumpiau. Tai parašykit, prašau, savo patirtį apie akinius, kaip sakiau, ar jie čia tokie ir būna teplus tokie didumo, nes aš tokių didelių niekad neturėjau. Ir kitas dalykas, parašykit, prašau, apie biolaką, ar bandėt, na, kaip sakiau, ir jeigu turit, ką rekomenduoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki susitikimo kitose video. Ate!